Labadiena, esu Rokas, o šiandieninė video tema yra depresija. Kai kurie žmonės depresiją laiko liga, kai kurie šiaip kažkokia nestabilumo būsena, bet man tai nesvarbu. Esmė tame, kad šią dieną, šią akimirką depresija veikia labai daug žmonių ir šio video tikslas bent kažkiek sumažinti tą skaičių. Kažkada ir pats esu ne kartą pakliuvęs į depresijos gniaužtus ir tikrai žinau, kad nėra lengva iš jų išsivaduoti. Kamuoja abejingumas, apatija, beprasmybės jausmas, nematome galimybių, kamuoja baimės ir tiesiog visur aplinkui, kur pažvelgsi, matai vien mėšlą. Ir pats gyvenimas atrodo kaip didelis š. Kodėl taip nutinka, kodėl žmonės pakliūna į tokias situacijas ir ką daryti, kad iš jų išsivaduoti. Įsivaizduokit, jūs stovite šiame baseine, ten ir gyvenat, valgot, kakojat, kas nutinka? Po biškį baseino turinys pilnėja. Jis pilnėja, kol galutinai jūs apsėmė. Va tada ir atsiranda depresija. Baseinas tai jūsų gyvenimas, o visas tas turinys tai yra jūsų pyktis, nepasitenkinimas, kerštas, melas, kvaišalai ir visas tas blogis, kuris per jūs pereina. Kai visą tai apsėmė jūs nieko kitur negalite matyti, tik tą purvą, kuris jūs supa. Bet baseinas toli gražu nėra visas pasaulis. Pasaulis yra pilnas galimybių, pilnas neišnaudotų progų ir kuo ilgiau jūs tam baseine būsit, tuo ilgiau negalėsit pasiimti tai, kas jums priklauso. Pirmas žingsnis, ką reiktų padaryti, kad iškišti galvą iš viso to purvo, tai yra noras. Noras keistis savo gyvenimą. Nes tas gyvenimo modelis, kurį gyvenote, jums tiesiog nebetinka. Nes būtent jis jūs atvedė į tą tašką. Ir jeigu ir toliau gyvensi taip, kardinaliai nepakeitę kažko tai ir toliau ir vėl atsidursite tam depresijos taške. Jei ir toliau nematote galimybių, jei ir toliau kamuoja abejingumas, žinokit, kad jūs vis dar tame pačiame mėšle. Bet niekas kitas jūsų iš ten neištrauks, tik jūs patys galite įsivaduoti iš viso to. Tik jūs patys galite išbristi iš depresijos liūno. Nusprendę dabar, nieko nelaukdami, daryti gerą dėl savęs. Pradėkit daryti gerą dėl šeimos. Darykit gerą dėl draugų. Pradėkit gerą daryti dėl visų žmonių. Darykit gerą dėl žmonių. Esmė, pradėkit daryti gerą. Tik tai pakilsite virš viso to purvo. Kad būtų lengviau išbristi iš depresijos liūno, sukūriau grupę, kuri vadinasi Keisdamasis pats keičiuosi savo pasaulį. Šioje Skype grupėje gali būti kiekvienas norintis pakeisti savo pasaulį, savo gyvenimą į gerą. Šioje grupėje mokysitės, kaip būti stipriu, sąmoningu žmogumi, kurio nekamuoja jokios depresijos. Savo gyvenimą iš beviltiško aš pakeičiau į laimingą. Ta gali padaryti ir tu. Iki. Šalin visas depresijas.